Sveiki, vėžiukai. Ši savaitė yra puikiai ir jūs galite sulaukti labai daug likimo dovanų. Bet pirmiausia, labai prašau palaikyti mus spaudžiant patinka, stebėti Facebook'e, spausti stebėti ir tokiu būdu gausite kuo greičiau informaciją, greičiau pasieks informacija. Tiesa, dar ten YouTube'e, tai tą skambaliuką, kad matytumėt, kada aš įkeliu tuos naujus įrašus. Taigi, brangieji. Puiki savaitė yra dėl daug dalykų. Pirmiausia, labai gerai jausitės, nes sveikatėlė, energija, nuotaika bus puiki. Todėl ši savaitė ypatingai jums tinkama, jeigu norite kažką pasigražinti, pasigydyti lengvai. Taip, sveikatinimosi visokios metodikos, ten gal masažai, ten sveika gyvensena, sveika mityba, žodžiu, viskas, kas susiję su sveikata, kuri suteikia ir grožį vidinį, iš vidaus gydo, iš vidaus gražina. Tai vat visi tie dalykai labai labai sveikai. Ypatingai moteris, tai tikrai galėtumėt sau leisti nulėkti pas kosmetologę, pasimasažuoti, pasipliaukšinti savo veidelį, ten visokiais masažiukais pasilepinti, nes tai yra mūsų šventa pareiga. Kaip ten amžinatilsį mano mama sakydavo, kad moteris neprivalo būti natūrali, moteris privalo būti graži. Taigi, moteris, puolam vėžiukės gražintis, nors dabar yra, ačiū Dievui, ir vyrai jau nebeapsileidę, tikrai gražinasi ir viskas yra puikiai. Dabar kitas dalykas yra labai svarbus, tai kad jums seksis daryti visus darbus. O antras pagal tą tokį gerumą, stiprumą, tai bus namų tvarkymas. Namų tvarkymas, bet toks kapitalinis, kai tu gali sieną persidažyti ar perstumti sieną, persikabinti paveikslus, ar atnaujinti baldus, namų tą baldus, ar tiesiog nusipirkti labai gražų kokį virtuvės komplektą, lėkščių, ten puodų komplektą. Tai vat visiems tiem ūkiniam darbam labai tinkamas metas, atsiprašau. Ir taip pat tinkamas tvarkytis lauko teritorijoje, jeigu jūs turit sodybą ar namą, ar ten kokį kotedžą, keli kvadratiniai metrai žemės, tai irgi labai tinkamas metas yra. Ir gal sodinti medžius, aš nežinau dabar Lietuvoje koks oras yra, tikriausia nepašalę dar. Tai tikrai darbuokitės ir pamatysite, kokie bus puikus rezultatai. Įdomu tai, kad ką šią savaitę padarysite, tas labai seksis. Ir nekreipkite dėmesio, kad dar bus kelios pilnaties dienos, tai neturi reikšmės jokios. Ir nesvarbu, kad ten ant delčios bus, tai vat ant delčios, reiškia nuo 13 dienos, galite pradėti netgi daryti tas, reiškia, procedūras, tuos darbus, kuriuos norite pabaigti arba atsikratyti. Tai yra spuogelių, jeigu eina apie grožį kalba, toksinų, nuodų, viršsvorio, visa tai, kas yra, ko mes norime atsikratyti. Ir tikrai jau nuo pirmadienio galite pradėti. Nuo sekmadienio, aišku, geriau. Tai va, lygiai taip pat ir su namų tvarkymu, kad tikrai nebijokite atsikratyti visą tai, kas atgyveno, kas jums nebegražu, kas yra nusibodę ir taip toliau. Taigi, brangus vėžiukai, būkite sveiki ir laimingi ir iki kitos savaitės. Ate.